Pažiūrėkit, kurias Vilniaus oro uoste. Opa, žiauriai pasielgau iš tikrųjų jūs. Savo. Kad video pabaigos siūnt bučkį. Jau dabar iš tikrųjų norėčiau siūsti bučkį jum. Ir ne ką paprastą bučkę siūnt, net gal tokį, kur prancūzišką, kur su leižuviukas kabu. Ne, jokauju. Tai prasidės dar vieną man kelionį. Ir kur dabar varau. Nesakys dar kol kas, palaikykime intrigėlį. Bet mums dabar lauk 3 skrydžiai. Iš Vilniaus į Oslą, iš Oslo į Lisaboną ir iš Lisabonos į... Labas. O, bet keista iš tikrųjų čia taip eiti, šnekėti. Bloginti Lietuvo kažkap netiep kaip užsienį, kažkap iš nejaukia. Bet niek. Išvarau daug mažų pusantro mėnesiaus daiktų turų. Tiek realiai tik tas. Tuoj kuprinėlį. Čia žmogus savaitę išvarą tiek pasiejam. Tai ko nežinau, gal kol kas tiek. Varau pasigauti savo pirmąjį skrydį. Pašnekės ant biškelio. Bum! Atskridau į Oslą. Vienas skrydis dan, lieka dar 2. Dabar 4 valandų persėdėms ir tada skrendu į Lisaboną. Pasikvepinsiu. Pagaliau laukia naujas skrydžiaus, skrendu su Air Portugal. Pas Portugalų, tai čia atgal Vilnius skraidins, kaip čia gaunas. 2 skrydžiai iš 3 įveikti. Oro šiandus dabar Portugalijoje, man atrodo. Dabar ir va tiek jau valandų. Ir aš einu mėguoti dabar. Nes man skrydis tik ryto 10 valandų, už 12 valandų. Šitą radau tokį nušalėstį įtėlį. Bandysiu čia prigolti šitą pasidėjau podišką. Geras, čia susidėjus vis 3 pončiaks, tai biškį apmyšio bus kaip podiška. Primeskit sapnau, kad kažkas man atsitieka, kad reikėjo ranką amputauti. Jau nefainė. Ir tada atsikėliau ir iš tikrųjų ranką tiek užtirpus, kad nebejautų. Ką va aš tikais. Valgau kur daugiau, jeigu ne McDonald's. Happy Meal pasėmiau, šitoks labai įdomus. Hello Kitty pusiau ir pusiau višliuką nindzis. Geras. Wraps toks nedidelis, sultis, obolė, o deserto pasilepinsiu McFlurry ledą. Skanaus man dėkau. Bliam ir naujien. Reik pasakyti, kur skrendu. Tai žodžiu, skrendu aš į Ameriką pradžio, į Los Andželą. Ir nėra ten taip lengva nuskrėsti, kaip į kitas šalis, kad yra, tie pandurniaus čia nenusipirks bilietą, nenuvarys. Tai aš ton kaip ir žinojau, dėl to aš nusipirkau atgalinį bilietą, ne visai gal atgalinį, tiesiog į kitą šalį, aš iš Amerikos nusipirkau į Meksiką. Ir galvojau, nim tiks tas variants, tipo vis tiek išvyksti iš šalies, toks kaip įsipareigojimas, kad neužsibūs ten ilgiau negu kad galėtum. Ir aš dabar šitą prilaipinėm Kimarinu, sako, netink Meksika. Ko daryti? Sako, pirk bilietų, numei. Sakau, nenoriu numei. O jeigu į dar kitą šalį iš Meksikos nusipirkčiau, sako, jo, tiektų. Tai žodžiu, tiep ant greitųjų nusipirkau bilietą iš Meksikas į Kolumbiją dar, į Medelyną. Tai žodžiu, skrendu į Los Andželą dabar.
Bet kai klausinė, dar net neatskridau jau prieš skrydį, kur būsi, kur gyvensi, kiek laiką būsi Ameriko. Tokias klausimas užbombardavo, tai aš ten toks išsigonis pasimėjęs, kur galvai neįleisdavai. Bet nieka, o ko aš veiksiu Ameriko? Tai aš ten būsiu apie 3 savaitės ir per tas 3 savaitės, nežinau, spės ar ne, bet būt gerą spėti. Tai iš Los Andželą į Miami. Iš Veino į Kietą Amerikos galą tiesiog tranzaus. Stabdys mašinas, stabdys fūras, prašys, kad mane pavežtų ir tiep noriu pervažiuoti visą Ameriką. Tai kas gera ten atsitiks man betranzaujant, kokių nuotykių sulauksim, nežinau, pats nežinau, ko tikėtis, bet tiesiog bandom, žiūram, kas gausas ir viskas. Tai. Hello! Hey, it's on that side. Welcome. This side? Yeah. How long is the flight, can I ask? 11 hours and 45. 11 hours 45, thank you. Toks lėktuvėlis. I can't? Sorry. No, galvai nefilmaus už dabar 12 valandų. Oh, my friend, hello. You sit here? Yes, I'm here. How are you sitting? I sit 30H. No way, I sit here. It's so funny. What coincidence. Skrydis truks 12 valandų. Davė, nežinau, kaldrą, podišką dialą. Hello. Would you like chicken or pasta? Chicken. Chicken? Thank you. Yeah. It's okay. Čia valgydavau, primeskėt, kam geita. Ta prasme, bet kiek skaniai šitą viską sutariau. Ir tik tas desertuks. Toks nostalgiškas atrodė vaikystė, grįžau. Čia tokia man, ko iš dar su cinamono ant viršaus. Žiaurė patiek. Sakau, gal gali pakartoti? Sako, gali. Sakau, dėkau. Šį kartą makaroną. Raudonų vindą pasiriau. O čia tai gyvenimėlis, o čia tai aš suprantu. Čia. Aš Ameriko primeskėt. Mama, amata. Žiūrė, Amerika. Dabar iš tikrųjų yra 3 valanda dainos čia, Los Andželė. Bet palei mon biologinį laikrodį dar kaip čia pasakyti. Nu, žodžiu, Lietuvo tai dabar ir per naktis. Tai kaip čia mon kūns prisitaikys, nežinau. Bet žiesam. Nors pala, gal dar neįleis man sveiki atvykę į Jungtines Amerikos valstijas. Bet blemba, čia tas pasieniečias buvo reikalų. Prie tokios moters priejau ten, padavau pasą, pradėjai klausinėti man viskių klausimų. Ten, kur važiuosi, kiek būsi, ar turi čia draugų, pažįstum, kur apsistosi. Po to sak, kiek pinigų turi su savim. Sakau, neskaičiau svetimų pinigų, girdi. O nusakau, neskaičiau, ten security pradėjai ten šaukti. Na, žinot, moteris. Iš mūsų dramblį padaro. Bet niek čia praėjau viskas šitą. Tu jau išeidai ant gatvis. Ir tu jau pirms tik palies amerikietišką žemę. America! America! Kaip sakė, atvykus į naują šalį reikia iškart pabandyti, kažko iš to šalies virtovis. Tai sutinku su to pasakymu. Dėl to dabar valgysiu In-N-Out Burger. Burger! Nu, čia grina atrodo, kad kokią amerikietišką filmų žiūrėčiau. Remėja, telšia. Opa! In-N-Out. In-N-Out, ko nežinau, labai paprastas meniu. Pasėmiau tiesiog cheeseburgeriaus kompleksą. Man atrodo nebloga visai. Išvertus eurus 8 eurų kem. Kaina irgi tokiais taida. Kaip Ameriko pigia. Burgeris visiškai nieko neipatingas. Bulvytis irgi nieko neipatingas.
for you. I know, I closed that side and I was like, Nu, bet pavalgiau, vis gerai. Šie bitkiai karščia tam Los Andželį. Kiek šitų laipsnių dabar? Nu, 26. Nu, da galvoju, į 7-Eleven reikia užeiti, pasiimti atsigerti kažko. O čia mus pasitinka pirmieji benamiai. Sveiki atvykę į Los Andželą. Kaip pusvalandos jau lauk? Huh? how big are you? You will be guy? How big are you? I'm small. Small YouTuber from small country. Nu, tai čia su toj draugeliu laukiam, nes laukiam tau tik, uns dabar tipo sako, einam į kietą kažkokį stotėlį, ten tipo atvažiaus. Nu, varom. Bet žiauriai daug laikų sudėgi. Pagaliau. Hi. Can I pay by card? No, you gotta pay by cash or tap card. $1.75. How? I don't have any cash. Okay. Negali kortelę atsiskaityti už autobus. Turi kažkokį programėlę atsisiųsti arba grinas. Nei programėlės, nei grinų neturiu. Važiuok, sak dzin, sak tik vėliau išsiaiškink. Santa Monica Pier, jau pripatestu, jau parodys, ką atrodo. Šiandien daugiau niekur neveiksim, tiesiog pasivaikščiosam tau paplūdimiu ir šausam į hostelį Katras ir vėl ten. Netoliai Los Andželo centrą, nu čia, nu kur dabar esu apie ten 2 kilų kažkas stojek, nu žodžiu, tai neapsikraunam ir ryto kažko stipriau jau nuveiksam. Alright, y'all. Step right up and get you a black friend like this white guy. High five. Tas, ką prikolė, maladėt. Where you from? Lithuania, you? Oh, Jesus Christ, Lithuania. I'm Yeah. gonna have to Google. You're Alright, welcome. everybody, Lithuania Keep up. is not in Africa. I just found Kažkoks stand-uperis, kalbant žmonės praėjus, prikolė, nišanau. Užskaitau. Op. Čia vandenį Meksikons pardavinė. Geras vaibėlis. What? Kiek mašinų ta? Šiaip, kiek žmonių. Todorns. Bet lava gražiai atrodo tokį ikonišką veidą. And put your faith and trust in the Lord Jesus Christ to be saved. Jesus Christ humbled himself to the point of death, even death Yes, sir. on a cross, and as a result, Žiūrėt. Blemba, čia geras dalykas yra tipo išsilaikyti ant skersiniaus. Jei 5 sekundės išlaikai jau laimį kažkokį mažą prizą, jeigu pusantros minutės gali jau kažkokį didesnį prizą laimėti gal ton. Realiai norėčiau visai pabandyti, bet net neturiu dolerių, plus kur aš dėčiau ton žaislą. Šie bajer, siek, savo fainė čia. Taip šitą. Man reikia pinigų žuolė. Nu ir aišku, kam čia melauti. Varauju namie su autiku, iš tikrųjų įdomus dalykas buvo. Įliep tokia juodaodžia, blem tokia gryni gangsterė, iškart žolės kvapėlis, muzika per kolonkį. Ir šūkaunaniai karoči ten pervėjas autik šnek. Ir nieks nereklamuojam, visiems čia taip labai įprasta. O monė įprasta, monė nervsėmi. O šiaip koks pirms įspūdis apie Ameriką, tai ir kažkoks žavesiaus. Geras oras, viskas didelė, plačia, bet ir daug ir problemų. I see, bro. Jo, tai, nu, bet ir daug problemų šitą su alkoholiu, su narkotikas. Daug bomžų, benamių, apsimyžusių, apsišiekusių, visokių keistų žmonių. Hi, I'm already at the place. I booked a hostel for tonight. Sak paskombinti, kaip jau būsiu veito. Tipo, taip neįeis paprasta, to atėti kažkas pasitekti. Tai vienas iš pigiausių Los Andželio hostelių. 2 naktis čia pasiėmiau, sumokėjau $100.
kas ir 5 eurą, realiai yra dar ir pigesnių, bet labai nepatogių lokacijų buvo, tai pasiėmiau ton. Ką per viskas iš tikrųjų geras, manau, nelabai ten norėjau filmuoti kažką šnekėti, nes belė kiek daug žmonių čia. Bet ir tokį bendrą virtuvėlį, ganėtinai viską tvarkinga. Kumbarį 9 lovos ir kas keista, kad tos lovos ir 3 aukštis. Ir aš tą per vidurį mėgtų. Tai prikol šią pirmsyk matau, kad jie būtų. Bet kaip už toj kainą, nereikia čia kažko stebuklingai ir norėti. Labas rytas. Kaip jūs mėgojot? Štai taip. Galėtų būti geriau. Pažiūrėkit, kokį įdomų mašinas šito Ameriko. Kosmos. Chevrolet Silverado. Bet yra ir va tokių egzempliorių. Line 51. Hello, sir. Regular fare is $1.75. Thank you. Regular fare is $1.75. Vis prieš išlipdami iš autobusų padėko vairuotojo. Labą, fainė. Galėtų Lietuvoti apdaryti žmonės. O dabar pažiūrėkit, atėjau tokį sveiką organišką maistą prekių parduotuvę. Ten vadinas Erewhon. Ir čia prekinas žvaigždės visuokis arba šiaip žmonės, kad reitor bet kiek pinigų. Nes pažiūrėkit, kokios čia kainos yra. 12 kiaušinių, $15. Dauna, $17. Šalta kava, $16. Šaldyta pica su sūriu, $16. Vagyjų jautienos steiks. Nu čia suprantu, kad brangus daiktas, bet šiam $3. Čia gali šitą ir valgyti, nusipirkti veito gamen. Viskių salotų, desertų, sumuštinių, omletą. Atrodo, bet kiek skane. Milkshake gali nusipirkti irgi ir toks trendinis Hailey Bieber milkshakes braškinis. Nėra parašyti kainos, bet bijau net klausti. Nu, aš iš tikrųjų ten iš visų pasirinkimų, ten, sakykime, Daunas jau parodau patį brangiausią variantą, iš ten ir pigiau visko, bet esmė, manau, supratot. Dar patiek atsiliepėms mepsus apie ton veitą. Žiūrėkit. Erewhon Silver Lake. Malonus personalas, tipo švarų stulika, daug veganiškų maistą pasirinkėjimą. Ir sako, patieka, kad ta veita yra draugiška gyvūnam. Ir šitą žiūrėkit atvarį pavalgyti su keulį, su savo augintiniu. Sušis valgo, va, paršiuks. Va, čia tai jau geras, bet kiek. Nu, aš ten tai aišku niek nepirkau. Atvarėjau pavalgyti pusryčių, spėkit kur. Ogi McDonald's. Galėčiau būti McDonald's ambasadorius. McDonald's, prašau, susisiekit, jeigu duomen. Žiūrėkit, kokį veitėlį, un tą tolumo matos Hollywood ženklas. Nice, gražiai atrodo. O McDonald's dabar labai geras dealas. 5 eurų PM šitą gauni kokį sumuštinį, hash browną ir blinėlių dar. Un kad galiu užsipėlti medaus ir sveistą. Tik išlipau iš auto, tik iškart jau žvaigždės. Muni pasitieka. Cliff Paper. Džekas Benužis. Nelsonas iš Simpsonų. Žemės ūkio kooperatyvas. Bela Porč. Keenan Evansas. Loreta Zubrickienė. Man patink čia. Kas čia dabar vyksta, man įdomi? Kažkoks kaip ir turgėlis. Prekiaun maistu. Kokie mandagus tie amerikiečiai. Norėčiau čia atsigerti, bet neturiu $1. Reikia eit bankomatą susirasti, išsiimus biškelį.
Apie finansus jau, kad prakalbom, tai man atrodo neminėjau, kiek kainavo man skrydžia. Tai 3 skrydžia išviesa, kad būti Los Andželį, man kainavo 307 eurus, plus Amerikas ten ta viza, ne viza, ESTA vadinas. Ten tokį formą užsipilda, kad atvyksti. Per valandą gauni atsakymą, patvirtinę ir 20 dar eurų susimokė ekstra. Tada turiu dar skrydį nusipirks iš Miamiaus į Meksiką, 105 eurų, ir iš Meksikas į Kolumbiją, 135 eurų. Išviesa, tiek išleistum skrydžių, kol kas. Čia priejau tokį vaškinių figūrų muziejų. Šiaip gal visai ir norėčiau užeiti. Čia labai įdomiai, taip gražiai atrodo. Bet bilietas $26, tai nežinau, ar aš noriu tiek aukoti. Apskritą prieš tai aš keliavau kur Indijo, Filipinus, Tailandį, Marokį, visas šalis, kur viskas labai pigia. Tai biškai pripratau prie tų kainų, čia atvarius nepatinka. Nu, bet vis tiek pabandysim pataupyti kažką, kiek įmanom. And your name? Lucas. Lucas, I'm Ian. Nice to meet you, Ian. Lucas, go ahead, take any one. Awesome, okay, take a peek. Yeah, good, face down, Lucas. Awesome. And are you vacation? Working, traveling, yeah. Oh, traveling. Oh, you're a travel blogger or something. Something like that, yes. Okay, cool. I don't want to offend you, right? Saying something. Yeah, it's Lucas, okay, it's sometimes I bring the card to the top. Are you thinking of it? Was it a black card? King of Spades. It was not. It's not King of Spades? Yes. Uh-oh. Save it for later, maybe? Yes. Wait, here, Lucas, you can tell me what it was. It was, what was it? Queen of Spades. Queen? No, Queen of Hearts. Okay, good. Because Yes. every day I put a card in my pocket here. Uh-huh. Wait a minute, you said it wasn't King of Spades? Yes. Let's do this, Lucas. Queen of Hearts. But it's not not Is a this heart. it? Hearts or diamond? Yeah, it was hearts. It was hearts. Will you accept the Queen of Diamonds? But I Lucas? accept it, yes. Okay. That's a really great trick. Thank you. Peržiūrėjau video iš naujo, tai ten būgnų damai ir buvau pats, aš ten užgribavau. Nemokėjau anglišką pasakyti, tai geras triukas užskaitau. O čia pavyzdžiui, žiūrėkit, galėt pasiimti ne mašiną pasivažinėjimų. Tai yra Tesla ir yra Lambo. Ir žiūrėkit, yra Tesla Cybertruck. Čia toks paturbins modelis. Jeigu kažkas galvojat, kodėl nėra Europo, Lietuvo tų Cybertruckų, tai dėl to, nes Europos Sąjungos reikalavimų tiesiog netitink dėl saugumo. Nes primeskit, kokie čia yra aštrus kampą. Tai labai nesaugu būtų pėstysims, jeigu tavi tas Tesla Cybertruck čia nutrenktų, tai labai skaudė būtų. Prie konti, kai lietuvis pasisveikint, gerą, žiaurę, fainę. Pasiteisint, telšių Maikį. Iš Maikis atpažėm, suprat, kad ir aš lietuvis sako labas, sakau labas. Nu, fainsas Hollywoods, bet užteks, varysiu jau atgal arčiau centrą. O jeigu kažkam kėla klausiams, iš kur turi internetą, tai šį kartą nesivarginau pirkti SIM kortelės, o atsisiunčiau seilį. Labai viskas paprasta. Atsisiunti programėlį, pasirenk šalį, kad tau reikia duomenų, įsidėgi eSIM, atskrendi ir lėktuvo nusileidus, įsijungi mobilius duomenys ir jau turi intį. O jeigu ir jums kada nors reikės interneto užsienį, tai čia yra mano nuoroda, o su kodu LUPSIS dar gausit papildom 15% nuolaidą. Downtown LA. Žiaurė modernė, žiaurė tvarkinga. Čia koks pastas įdomus. Nu, tikrai įspūdinga, tik įdomus dalykas tas, kad užtenka paeiti 20 minučių link ten kažkur ir jau prasideda toks labai populiarus žinomas benamių rajonas, katras vadinasi Kidrou, į katrą aš irgi noriu nueiti ir pasižvalgyti, kaip ten kas. Tai tiesiog pasivaikščiai dabar pučia ir vėliau eisam ten. Centrinis New York turgus.
polvo que me vas a abandonar, que a mí me importa una pura egozosa. Jau 100 metų beveik išveiktas turgus. Tai tą progą ir pasimsam kažko valgomą iš čia. Atrodo žiaurė keita iš tikrųjų. Man atrodo dominau meksikietišką, azijietišką vartoju. Sushi, takos ten mačiau kažkur ir. Visai norėčiau takos. Iš čia kažko ir nusipirksiu. Pasėmiau 2 takos. Kas umit, 3 sekundės, man dar 10 sekundžių. Sak, šitą įimu valgy. Visai neblogai atrodo čia. Jaučiu nesuvalysiu. Bet visai skanė. $10. Žiauriai didelis porcijas iš tikrųjų. Jeigu kada nors bus Amerikoje, ten tipo atvarys atvalgyti kažkur, noriu valgyti. Neverta jums didelės porcijas, nes nesvalgys tau. Atsakau. No. Sorry, don't worry. Sako dėlį čia. Ne, sako, žiūrėkit, kai graži dėdelį biblioteka. Kaip tai atrodo? Bet ar jums atrodo, kad aš mėgstu knygų skaityti? Nu, nemėgstu. Žinau, ką reikėtų. Bet neskaitau. Esu jau netoliai to benamių rajono Skidrau ir kadangi einu į svečius einu netuščiom. Paėmiau cigaretų pakį, kažko gal pavaišinsiu. Kad būtų su manim draugiškesni tai žmonės. Nu jau ir iš tikrųjų ir prieš tai mačiau labai daug tokių žmonių šalia katrų taip nejaukia būti. Matos, kad stipriai yra vartojama čia visokių medžiagų. Nežinau, kaip tie žmonės reagaus į kamerą iš tikrųjų. Bet pažiūrėsim. Nu, aš realiai jau dabar esu tam Skidrau. Tik čia veina iš pagrindinių gatvių, šitą vein tik parduotuvės aplinko. Tai kol kas nieko baisaus dar nematau, bet manau, kad pamatysiu neužilgai. Hi man, do you smoke? You want some cigarettes? Oh, you can take 2, no problem. Do you mind if I talk with you for a little bit? Yeah? Do you live in a Skidrow? Yeah. So how did you end up here? I moved down to Los Angeles 2008. Moved down here. So there's some money in the country. So I came down here and I went to my brother. We traveled down here. But so far I've been dealing with a lot of hospitalization. You also have tattoos? One, 2, 3. And there were 2 of the 3 were cool. What? I tattooed my dog. My grandfather. Does it have a meaning? Dog? Yeah, it's like dog. Like dog. Nice. Realiai nieko nesupratau, ko šnekėjai. Labą taip kažką apmurmėjai savo po nosim ir pats nėra ką gerą anglišką kalbėčiau, dar tai ne labą ko neįsuprasti iš tikrųjų. Realiai jau nemaža vaikščiočių, bet nieko kol kas da labai baisaus nemačiau. Aš iš tikrųjų nelabai žinau, kur čia reikia tiksliai eiti, kad pamatytum patį jau epicentrą, kur pažiūrėjau visi gyvena, niekur ir tos palapėnis, tų benamių, bet sakau, dar kol kas nemačiau. Ai, nu šitą veina kitų palapėnį, bet čia gal net ne palapėnį čia koks. Tai po žmonės kimarėm. Vaizdėlis liūdnas. Tikrai. Šitą va, žmonių nama. Man ta vaikiškas vežimėlis. Gal net ir suvokas gyvent čia, ne?
Hi man, you want a cigarette? You're welcome. Oi, tas raudon Mike tokia agresyvi atrodo, į tom pojus gal neės. Čia išvies sudėgis pastats. Nu, liūdna mažų mažiausia. Daug tokių atrodo šizofrenikų, kur šnek su saviem, šūkaun kažkon. Vidurį kelintą stokį, Mariam. Nu, realiai ką privesks, nežinau. Kiek aš ten vakščiaus. Nežinau, ar čia išėjai kažkom parodyti, iš tikrųjų vėston realybė, plus dabar vidurdienis ir tai dėl to gal ten tie biškėlį ramiau, jeigu naktį nuvarytum vėl kitoks vaizdas būtų. Bet jeigu norat pasižiūrėti, kokie iš tikrųjų ten reikalą vyks, tai tiesiog įsiveskite YouTube'ą Skid Row ir daug viskų dokumentinį padaryti apie ten rajoną. Ir pasižiūrėsat nuo, jeigu įdomi. Bliam, ne į to nautikai sėdau. Man reikėjo čia atsidurti. Tada čia esu. Wow. Bet koks gražus parkas. Nice, svagi. Gal į gerą, kad net ten nuvažiavau. Bet on parką užvaldė, nereik benamė ir. Realiai, on tą adatą žiūrėk. Realiai ne vien normalą žmogas nematau. Nu žiauri situacija čia tam Los Andželis, tas benamės. Grįžau pagaliau. Ir iš tikrųjų manau, kad čia ir užbaigsam pirmąjį mūsų vlogą. Kelionė dar tik prasideda. Ir jo, rytoj jau pradėsiu tranzauti, stabdyti mašinas, fūras, kad mane pavežtų. Pirmą stotėlį norėčiau, kad būtų Las Vegasas. Nėra gal visai jums pakeliau, bet noriu labai aplankyti ant miestą. Tai rytoj bandysiu jau ten kažkaip nusigauti, o po Las Vegas jau kas leikt, veškėt. Tai jo, šiam kartą kol kas tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Like, comment, subscribe, share. O aš kapės like, siuntu jums bučki. Iki.